Hei, sveiki, sveiki! Brangus mano žiūrovai, turbūt jūs visi mane pažįstate kaip Kristina, kuri iš savo jaukios virtuvėlės daro vairiausius skanius tortukus, kepinius ir dalinasi receptukais. Dar kitaip aš vadinuosi Mrs. K Bakes and Cakes. Bet brangus mano žiūrovai, aš jūs noriu supažindinti su dar vienu nuostabiu mano pomėgiu, mano hobiu, daryti štai tokias nuostabias lėlytes, naminukus ir raganaitės. Aš esu iš tų žmonių, kurie tiki naminukais ir jų nešama nauda į mūsų namučius. Ar jūs žinote, kas yra naminukas? Naminukas tai yra geroji mūsų namų dvasia, kuri saugo mūsų namučius ne tik nuo įvairiausių blogybių, piktybių, bet taip pat ir neša mums sėkmę, laimę, meilę ir netgi pinigėlis. Taip pat noriu jums pasakyti, kad kiekvienas naminukas yra unikalus. Tai yra asmenybė, tai yra savitas žvilgsnis, savo šypsena, plaukučiai. Žinoma, aprangėlę galima padaryti panašią. Plaukučius galima padaryti panašius, bet veiduko ne. Tiesiog, kai jūs įsigijate lėlytę, įsigijate naminuką, tai yra vienetinis variantas, vienetinis lėliukas, naminukas, kuris yra skirtas tik tai jums. Nes kiekvienas naminukas, kiekviena mano lėlytė, jinai atranda savo skirtus namučius. Tad jeigu norite įsigyti štai tokius gražius naminukus, jų taip pat yra dar už mano nugaros, jums tai reikia parašyti man žinutę. Taip pat noriu pakalbėti apie šias nuostabes raganėlės, ištykusias raganėlės, bet jos, nebijokit, jos jūsų namus net neš chaoso, o atvirkščiai. Raganėlė tai yra taip pat jūsų namų apsauga, jūsų namučių talismanas, kuris turi šluotą. Kiekviena raganėlė yra skrendanti ant šluotytės, kuri atvykusi jūsų namučius padarys tvarką, iššluos visą negatyvą ir neleis negatyvui kauptis namuose. Tai irgi geras namų talismanas. Irgi taip pat kiekviena asmenybė, kiekvienu su savo žvilgsniu, su savo šypsena, su savo aprangėle ir su savo šukuosena. Tokios pat, lygiai tokios pat, daugiau niekas neturės. Tai yra vienetinės lėlytės, kurios skirtos jums. Tad šios nuostabios raganėlės pasiruošusios keliauti į naujus namučius. Jeigu norite įsigyti tokių lėlyčių ir dar daugiau, jums tai reikia parašyti man žinutę.